Tęsėme mūsų tokią kelionę po Egipto nelaimės. Baigėme su galvijų maru. Regis praeitą kartą buvo galvijų maras. Ir šios dienos bausmė, nelaimė arba rykštė yra šeštoji votys. Ir skaitysime nuo Išėjimo knygos 9 skyriaus 8 iki 12 eilutės. Tada Viešpats tarė Mozei ir Aronui: pasisemkite kiekvienas po rieškučias sodžių iš krosnies. Mozė teberė jas į orą faraono akivaizdoje. Jos pavirs dulkėmis virš Egipto žemės ir sukels pūliuojančias votis žmonėms ir gyvuliams visoje Egipto žemėje. Taigi jie paėmė sodžių iš krosnies ir nuėjo pas faraoną. Mozė išbėrė jas į orą ir jos sukėlė pūliuojančias votis žmonėms bei gyvuliams. Kerėtojai su Moze varžytis neįstengė, nes votis kamavo kerėtojus, kaip ir visus egiptiečius. Bet Viešpats sukietino faraono širdį ir jis neklausė jų, kaip Viešpats ir buvo sakęs Mozei. Taigi mūsų šios dienos skaitinys ir nelaimė jau paliečia kūną. Paliečia kūnus tiek žmonių, tiek gyvulių. Jeigu tai būtų iš plytų degimo, tai būtų iš vis mes nežinome. Greičiausiai plytos vis dėlto buvo kaitinamos saulėje, tačiau jeigu tai iš plytų degimo proceso būtų, tai aišku, tie sodžiai būtų labai simbolinis veiksmas. Ir tai nežinome, kokia ta krosnis, bet tai yra iš judėjų krosnės, aišku, ne iš egiptiečių. Tiesiogiai nesvarbu, ar tai buvo naudojama krosnis valgio gaminimui, kitiems ūkio reikalams ar plytoms, bet būtent iš Izraelio, iš hebrajų tautos krosnės sodžiai sukelia tokią nelaimę. Votis mes matome, jos yra kaip ligos pasekmė. Ir galim sakyti, kad Egiptą užpuolė, argi Egiptą ištiko kokia liga, odos liga. Ir 11 eilutėje mes skaitome apie kerėtojus. Jie vėl atsiranda ir kokiam kontekste jie atsiranda. Kerėtojai su Moze varžytis neįstengė, nes votis kamavo kerėtojus kaip ir visus egiptiečius. Taigi patys jau tie, kurie galėjo visokias nelaimės savo gimtajam kraštui užleisti, ir patys tie, kurie galėjo jau sugalvoti burtais ar apgaulę kažką, jie nieko nebegalėjo padaryti, nes jau dabar jie mato ne tik tai kitus kenčiančius, bet jie patys arba jie turi kentėti ne tik kažką, kas yra labai nemalonu, kad dvokia arba kaip varlės ar mašalai lenda, bet štai jau jie yra patys ištikti. Ir prisiminkime, kai apie votis mes skaitome, prisiminkime Jobą, kuris buvo ištiktas skauduliais, taip, ir kuris teisusis Dievo vyras ištiktas skaudulių. Bet jeigu teisusis ištiktas, kokios votis ir kokia bausmė ir koks pažeidimas yra padarytas kerėtojams. Ir Jobo knygoje skaitome, kaip šėtonas išprašo Dievo, kad galėtų kenkti. Kad galėtų kenkti Jobui ir sako, tik paliesk jo kūną ir tu pamatysi, koks jo tikėjimas ir tu pamatysi, kiek jis tave te garbins. Ir čia tas tikėjimas yra išbandomas ir pačių kerėtojų, kaip jie jau prieš tai pripažino, kad štai tai yra Dievo pirštas ir mes nieko negalime su tuo padaryti, jie dabar jau
mato, kad viskas. Kerėtojai su Moze varžytis neįstengia. Jie apėję votimis, Moze nėra apėjęs. Kas tos votys šiaip ir pakartoto įstatymo knygoje mes skaitome, taip pat jau kada yra duodami perspėjimai Izraeliui, tautai, kuri jau baigė link pabaigos savo dykumos kelionės, Dievas sako: Viešpats ištiks tave Egipto skaudėmis, augliais dedervine ir niežais, nuo kurių neišsigydysi. Viešpats ištiks tavo kelius ir šlaunis, nuo kojų padų lygi viršugalvio, piktybinėmis skaudėmis, nuo kurių negalėsi būti išgydytas. Tai perspėjimas buvo, kad štai votys yra kaip Dievo bausmė. Bet mes taip pat skaitome šventajame rašte, kad tie votys arba pūliniai yra ir kaip nuodėmė. Ir arba kaip žmogaus užsidėtas, arba net visos tautos toksai užsidėtas vargas. Ir Izaijo knygoje skaitinys yra iš 1 skyriaus nuo 2 iki 9 eilutės. Užauginau, išauklėjau vaikus, o jie sukilo prieš mane. Jautis pažįsta savo savininką ir asilas žino savo šeimininko ėdžias. Tik Izraelis nežino, mano tauta nesupranta. Ai, nuodėminga tauta, žmonės apsikrovė nedorybėmis, piktadarių palikuonys, ištvirkę vaikai. Jie paliko viešpatį, atmetė Izraelio šventąjį, atsuko jam nugarą. Kodėl vis dar norite būti mušami? Kodėl nesiliaujate erzinti? Visa galva pasiligojusi, visa širdis alpstanti. Nuo kojos pado iki viršugalvio neturite jūs sveikos vietos. Mėlynės, randai ir pūliuojančios žaizdos, nevalytos, netvarstytos, aliejumi nepateptos. Jūsų šalis tyra, jūsų miestai ugnimi sunaikinti, svetimieji jums regint ryja jūsų žemės derlių, tyrai lyg sunaikintojų Sodomo, Ziono dukra yra dabar lyg trobelė vynogyne, kaip Ašiūrė moliūgų sklype, lyg priešų apgultas miestas. Jeigu galybių viešpats nebūtų palikęs mums skurdaus likučio, mes būtume tarsi Sodoma ir Gomora. Į Sodomą ir Gomorą būtume panašus. Nuo kojos pado lygi viršugalvio neturite jūs sveikos vietos, nelynės randa ir pūliuojančios žaizdos netvarstytos, nevalytos, aliejumi nepateptos. Tai Izraelio tautos yra randai, galim sakyti, nuodėmė. Ir tokia pati nuodėmė, kai Dievas žvelgia į mus, į mūsų nuodėmę, jisai mato tokias pačias votas, tokį patį skausmą, tokią pačią nelaimę. Ir nuodėmėmis, matome, Mozė beria pelenus, o nuodėmėmis ir aptenka, nuodėmės pasireiškia faraono žiniams, faraono kerėtojams. Ir jie iš tiesų tie votys, iš vienos pusės tai yra liga, iš kitos pusės tai yra ženklas dvasinio nevalyvumo. Štai, ką jūs gaunate, kas jūs esate iš tiesų, kai jūs garbinate svetimus, kai jūs garbinate netikrus dievus, kai jūs tarnaujate stabams. Ir tai, kas yra uždengta nuo žmonių akių kasdienybėje ir kada imituojamas dvasingumas arba jisai įsivaizduojamas yra, kad kažkas yra dvasinga, ta dvasinga turiu omeny pačia blogiausia ir mūsų laikų prasme.
kur mes nežinome. Šiaip dvasingumas turbūt turėtų reikšti kažką susijusi su santykiu su Dievu gal, bet šiais laikais jisai reiškia bet ką, bet kokį kultūrinį veiksmą, turbūt viskas yra dvasinga. Ir štai po to dvasingumu Egipto yra votys. Jos atsiveria ir su jomis niekas nieko negali padaryti. Ir 12 eilutėje, kas atsiranda, bet viešpats sukėtino faraono širdį ir jis neklausė jų, kaip viešpats ir buvo sakęs Mozei. Pirmą kartą jau Dievas sukėtina faraono širdį. Ir Dievas leidžia faraonui būti tokio, koks jis nori būti. Kita širdžiu, piktu, užsikėtinusiu žmogumi. Ar Dievas, mes jau apie tai kalbėjome ir čia kartojamės, bet ar Dievas iš tiesų nori pražūties ir ar nori, kad faraono širdis liktų užsikėtinusi? Ir ar jis nori, kad faraono širdis, ne kad faraonas eitų į pražūtį, ne, jis duoda laiko. Bet čia jau Dievas ateina su žinia ir jau Dievas ateina su jėga ir tokia galia, kad kaip ir mes laiške romiečiams 1 skyriuje skaitome, kad kai žmogus laikosi savo nuodėmės arba tauta, Dievas ir leidžia toje nuodėmėje būti ir toje nuodėmėje pasilikti. Ir tai piktenybėje leidžia žmogui būti. Bet ne Dievas dėl to yra kaltas ir ne Dievas piktenybėje yra pasirinkęs, leidžia tai žmogui. Ir kaip ir sako, užsikėtino širdis, dar labiau jie ėmė nekęsti tiesos ir kad patys buvo atiduoti jau savo pačių įgeidžiams, į tokiems įgeidžiams, kurie veda į pražūtį. Ir dievybė, kuri paliesta buvo, tai mūsų jau, mes apie ją kalbėjome, tai jau vėl paliečiama Izidė, atsimename dievybę, ji labai svarbi religijoje ir mitologijoje. Ir būtent Izidė buvo vadinama kas gyvybės motina ir taip pat žinoma ir vadinta kaip mirties vainikas. Ir ji buvo kerėtojų magijos deivė. Buvo tikima, kad būtent Izidė išmokino žmonės, išmokino visą žmoniją medicinos paslapčių ir jie būtent medicinos ir išminties deivė. Izidė jau nieko negali padėti savo žmonėms, Izidė negali padėti tiems, kurie ją garbina. Viskas ir jie yra ligoniai, visa tauta yra pasiligojusi. Ir niekas negali ir mes, kada kalbam apie nuodėmę ir kai kalbame apie stabmeldystę ir apmastome juos, mes suprantame, kad niekas iš mūsų nuodėmių mūsų negali nei nuvalyti, nei mūsų nuodėmių kažkaip pakeisti, kaip tik tai pats Dievas ir Dievo akivaizdoje, čia jau šiek tiek kartojimasis, bet Dievo akivaizdoje visos mūsų tos votys randai yra ryškiausiai matomi. Ir gal pastebime, kad jeigu daugiau laiko skiriame švento rašto skaitimui arba daugiau laiko skiriame maldai, kai kada atsiveria tokios vietos ir mūsų dvasinio gyvenimo, mūsų minčių eigos, kurių šiaip ir nebūname pastebėję. Ir galime daug metų su kažkokiais įsivaizdavimais nugyventi, bet kai tik skiriame daugiau laiko Dievo žodžiui, pamatome patys kažkur savo galvoj, minty, širdį, gyvenime momentus, kurie Dievo žodžio šviesoje ir pasirodo, kad jie nėra tokie, nieko ten gero nėra, nors mums atrodytų, kad nieko blogo nebuvo, bet Dievas parodo. Ir būtent Dievas yra mūsų minčių, mūsų širdžių
teisėjas, tik tai jis parodydamas mūsų nuodėmę, mūsų vuotės, jis parodo ne kad mus pasmerktų, bet kad mes atgailautume. Lygiai kaip ir Dievo troškimas buvo, kad Egiptas jį pažintų, nors jį pažinti Egiptas atsisakė. Kruša. Išėjimo knygos 9 skyriaus nuo 13 iki 35 eilutės. Tada viešpats tarė Mozei: atsikelk anksti rytą ir pasirodyk faraonui. Pasakyk jam, taip kalbėjo viešpats Hebrajų Dievas. Leisk mano tautai eiti manęs pagarbinti. Antraip šį kartą siųsiu visas savo rykštes prieš tave patį, tavo pareigūnus ir valdinius. Įdant žinotumei, kad nėra kito, kaip aš visoje žemėje. Juk aš būčiau galėjęs ištiesti ranką ir ištikti tave bei tavo tautą maru, ir tu būtum buvęs nušluotas nuo žemės paviršiaus. Vis dėlto leidau tau gyventi, kad parodyčiau savo galybę, kad mano vardas nuskambėtų per visą žemę. Nejau tu vis dar užkirtinėsi kelią mano tautai ir neleisi jiems eiti? Tikėk manimi, rytoj šiuo laiku padarysiu, kad lytų tokia ledų kruša, kokios nėra buvę Egipte nuo jo įkūrimo iki šios dienos. Todėl paliepk, kad visi tavo galvijai ir visa, ką turi laukuose, būtų suvaryti po saugią pastogę. Žmonės ir gyvuliai pasilikę atvirame lauke be pastogės žus, kai ant jų ims kristi ledų kruša. Kai kurie faraono pareigūnai, bijodami viešpaties žodžio, skubiai suvarė savo vergus ir galvijus į saugias pastogės, o kiti, nepaisydami viešpaties žodžio, paliko savo vergus ir galvijus atvirame lauke. Tada viešpats tarė Mozei: ištiesk ranką dangaus link ir tekrinta ledų kruša ant visos Egipto šalies, ant žmonių, gyvulių ir visos laukų augalijos Egipto žemėje. Mozė pakėlė savo lazdą dangaus link ir viešpats pasiuntė perkūniją krušą, žemėn liejosi ugnis. Viešpats bėrė ledų krušą ant Egipto žemės, kruša su nesiliaujančia žaibų ugnimi buvo tokia nuožmi, kokios dar niekada nebuvo buvę visame Egipto krašte nuo jo tapimo tauta. Kruša išmušė visą, kas buvo atvirame lauke, per visą Egiptos kraštą, ir žmonės, ir gyvulius. Kruša sunaikino ir visą laukų augaliją bei sutriuškino laukuose visus medžius. Tik Gošeno srityje, kur gyveno izraelitai, ledų krušos nebuvo. Tada faraonas pasišaukė Mozę su Aaronu ir tarė jiems: šį kartą aš kaltas, viešpats teisus. Aš ir mano tauta esame nedori. Maldaukite viešpatį, gana jau Dievo griausmų ir krušos. Aš leisiu jums eiti, nėra reikalo jums ilgiau pasilikti. Mozė jam atsakė: kai tik išeisiu už miesto, pakelsiu rankas į viešpatį. Perkūnija liausis ir ledų kruša nebekris žemėn, kad žinotumei, jog žemė priklauso viešpačiai. Bet aš žinau, kad tu ir tavo pareigūnai viešpaties Dievo dar nebijote. Linai ir miežiai buvo nuniokoti, nes miežiai jau buvo išplaukėję, o linai žydėjo. Bet kviečiai ir speltai nebuvo nuniokoti, nes jie plaukėjo vėliau. Palikęs faraoną ir išėjęs iš miesto, Mozė pakėlė rankas į viešpatį. Perkūnija ir ledų kruša liovėsi, nė lietus žemė nebepylė. Tačiau pamatęs, kad lietus, kruša ir perkūnija liovėsi, faraonas vėl nusidėjo ir sukietino savo širdį, jis ir jo pareigūnai. Taigi faraono širdis sukietėjo
ir izraelitams eiti jis neleido, kaip viešpats ir buvo sakęs per Mozę. Iš kur dykumoje ir kokiu būdu, kokiu greičiu atsirado kruša? Egipte tai ypatingai retas, bet netgi vanduo, netgi lietus ypatingai retas yra reginys ir įvykis, ir jeigu koks intensyvesnis lietus, toks kaip Lietuvoje, kad būna atsitinka, tai įvyksta stichinė nelaimė. Taip, miestuose patvinsta viskas, kadangi ten jokių sistemų nėra drenavimo, nes viskas sausa. Taigi ledai, kruša ir dar kaip skaitome, kad dar ir žaibai, dar ugnis, visa tai su tokiu dideliu efektu ir tokia didelė jėga ištinka Egipto žemę, Egipto kraštą. Ir matom, kad visos nelaimės, prieš tai buvusios, kurios kruvinas vanduo, varlės, mašalai, galvijų kritimas ir votis, faraono širdies nesuminkština. Ir dabar jau Dievas jam sako per Mozę, sako, dabar jau ateis tikrosios nelaimės ir tokios, kur tu pamatysi ir aš jau jas užleisiu. Jau netgi faraonui nedaug yra ir pasirinkimo, ar tu leisi ar neleisi. Dabar ateina jau laikas. Nors Dievas parodo malonę ir suteikia laiką, tačiau pasako, kad bus. Kad ir tikslas, mes iš to matome, kad faraonas pažintų Dievą ir kad visame Egipte būtų žinomas Dievo vardas. Kad žmonės nenurašytų to, kas įvyko, stichiniam nelaimėm, sutapimams, kokiem nesusipratimam, bet kad žmonės žinotų, kad Dievas yra tas, kuris tuos dalykus yra nulėmęs. Ir 16 eilutėje labai yra svarbi ši eilutė. Vis dėlto leidau tau, ir sako 15, sako, būčiau galėjęs ištiesti ranką savo ir ištikti tave bei tavo tautą maru. Ir tu būtum nušluotas nuo žemės paviršiaus. Dievas nėra ne visagalis, ar Dievas nėra nepajėgus susitvarkyti su Egipto dievais. Bet Dievas 16 eilutė ir pasako, vis dėlto leidau tau gyventi, kad parodyčiau savo galybę, kad mano vardas nuskambėtų per visą žemę. Galia, kurią turi karaliai, netgi jeigu jie kovoja prieš Dievą ir prieštarauja Dievui, jų galia yra duota, suteikta paties Dievo. Ir apie tai apaštalas Paulius laiške Romiečiams rašo. Taigi viskas priklauso ne nuo to, kuris trokšta ar kuris bėga, bet nuo gailestingojo Dievo. Juk raštas faraonui sako, aš tam išaukštinau tave, kad parodyčiau savo galybę ir kad mano vardas būtų skelbiamas visoje žemėje. Vadinasi, ko jis nori, to pasigaili, o kurį nori, tą užkietina. Ir ypatingai tas momentas, kad Dievas laiko pasaulio karalius ir kad Dievas suteikia galią pasaulio karaliams, jis matomas yra Evangelijoje pagal Joną. Tada Pilotas tarė, tu nenori kalbėti su manimi, ar nežinai, kad turiu galią tave paleisti ir turiu galią tave nukryžiuoti? Jėzus atsakė, tu neturėtum man jokios galios, jeigu tau nebūtų jos duota iš aukštybių. Todėl didesnė nuodėmė tam, kuris mane tau įdavė. Ir nors mes skaitome, kentėjo prie Poncijaus Piloto ir kai kalbame tikėjimo išpažinimą, bet ką pats Jėzus pasako, Judas yra kaltesnis už tave. Nors tu esi tas, kuris duosi įsakymą mane nužudyti, nuteisi mane,
bet išdavėjas vis dėlto yra didesnė nuodėmė tam, kuris mane išdavė. Sako, tu neturėtum man jokios galios, jeigu tau nebūtų jos duota iš aukščiau. Taigi pas Dievą suteikia galybę pasaulietiniams valdovams ir netgi tuo metu suteikia galią, kai jie nužudo patį Dievą. Čia tokia didžiulė Dievo paslaptis yra. Ir už tai prisiminkime ir Paulių, ir Petrą, kada ragina melstis už valdovus. Ir tuo metu Paulius kalba, kai Neronas valdo, taip ir žudo krikščionis. Reikia melstis už vadovus, už valdovus, už karalius. Ji moko krikščionis paklusnumo, nes gale kalavijas, nors pasaulio valdovai visada mano, kad jie yra verti to kalavijo, tos galios, arba kad jie yra savo gudrumu, arba kokiu nors savybėmis laimėję, arba yra teisėtai paveldėję savo valdžią, tačiau nieko nėra, ko Dievas nebūtų davęs ir Dievas duoda. Ir kaip žinom, visa istorija parodo, kad tas pats Dievas, kuris suteikia galę, tas pats Dievas ir tą galę turi galybę iš valdovų ir atimti ir panaikinti. Ir Dievas ir pasako faraonui kokį paradoksalų dalyką, kad tavo vardas yra išaukštintas, nors tu, aišku, visiškai neteisėtai save laikai Dievu, tam, kad mano vardas būtų žinomas visoje žemėje. Na, ar visame Egipte, tuometinėme, gal tas ir yra visas pasaulis, tuometinis Egiptas, pati galingiausia šalis iš tiesų. Ir kaip tai yra panašu su Jėzaus istorija. Kada Jėzaus vardas, visa, ką Jėzus yra, ką Dievas padarė švenčiausiai trejybę, kiekvieną kartą, kai mes minime Dievo darbą, mes paminime Piloto vardą. Kentėjo prie Poncijaus Piloto. Vėlgi vardas yra to, kuris išdavė, ir čia faraonas, mes jo vardo nežinome, bet žinome jo užkietintą širdį, jo aplinką. Ir mes jį minime, būtent per tai, kad pamatome blogį, mes ir vertiname Dievo išlaisvinimą. Pamatome taip pat dievų, žmonių, aišku, dievų, nėra dievų, bet įsivaizduojamų dievų ribotumą. Ir kartu mes per tai garbiname Dievą, kad niekas Dievo negali sulaikyti ir netgi tas, kas pasiunčia patį Dievą mirti, jisai lieka mirtingu, o Dievas prisikelia. Arba tas, kuris nori Dievo tautą sulaikyti nuo išlaisvinimo, nors jis kaip galingai atrodytų, jis to padaryti negali, bet jo vardas greta Dievo veikimų bus visuomet minimas. Tai įdomus toksai Dievo planas, Dievo veikimas. Ir čia Dievas ką parodo? Dievas parodo, kad jis nėra lygiavertis kovotojas. Kad tai nėra dvi jėgos, gėrio ir blogio jėga, kaip ten būtų balta su juoda kai kuriuose religijose besisukantis ten ratas arba viena kita ten spalva ryjanti. In ir jan, turbūt čia. Ar čia kiniškai, jeigu jan, tai jan, latviškas daugiau būtų janis, bet turbūt šiaip inis ir janis. Žinote, tai kur tarytum būtų vienos jėga, jėgos panašios. Ir visuomet klausimas, kas laimės. Ar gėris, ar blogis. Na, kaip pasakose, kaip legendose, kaip mituose taip pat, kur toji kova vyksta. Ir taip tai yra jau patys giliausi ir žmonių sąmonės, tai kova gėrio ir blogio sąmonės, pasąmonės ir iš kultūros į kultūrą, per pasakas, iš vaikystės mes girdime, kad ta kova vyksta. Tik tai tos kovos proporcijos, žinoma, dažniausiai mes mėgstame happy endus ir visur yra, kad vis dėlto gėris nugali, bet ne visada.
arba kartojasi ta pati kova. Tai kažką nugali, tas vėl ta pati kova kyla. Šiuo atveju Dievas, kai ateina į kovą, jisai nekovoja su faraonu kaip lygiaverčiu, nors faraonas yra apsuptas dievų ir pats galbūt greičiausiai jaučiasi kažkokia tai dievybės apraiška žemėje, arba jaučiasi, o jeigu nesijaučia, tai faraoną mėgdavo tai paskelbti propagandos tikslais, kad jų labiau bijotų ir jiems didesnę pagarbą rodytų. Ir čia Dievas jam galybę duoda, kad parodytų savo galybę. Ir aišku, jokios galios faraonas visiškai neturi. Ir matome, kad netgi nėra kovos. Ir netgi faraonas nieko negali prieš pastatyti, jisai yra tik tai faktų konstatuotojas. Iš to, kurio valia yra spręsti, nugalėti, įveikti, bausti, atleisti, bet ką daryti. Jis savo valios šitoj vietoje nebeturi, jisai nieko negali padaryti su gyvuoju Dievu. Ir negali padaryti visa jo religinė struktūra, kuri aptarnauja įsivaizduojamas dievybės, arba kurie kuria tas dievybės, aišku. Čia jau pati mitologija yra sudėtingas rytis ir labai ilgai formuojasi ir čia jau. Ir žinių kasta, kiek jie patys tikintis, kiek jie patys netikintis. Čia vėl turbūt specialistų reikėtų įsiklausti, ką reiškia tikėjimas senajame pasaulyje. Aišku, jisai šiaip dažniausiai reiškia savaime, kad tai, kas yra mite, kokiame nors pagrindinėme, tai yra ir teisybė, kadangi mitas ir paaiškina visą pasaulio kosmoso sandarą, tai, kas yra paslėpta. Ir kas dabar, aišku, knygose, ten mitų nuotrupos vadovėliuose, chrestomatijose, kur yra dėstomos, tai taip nebuvo paprasta senajame pasaulyje. Į visą mito žinojimą, suvokimą, tai būdavo iniciacija ir galėdavo sužinoti tik tai dažniausiai suaugę vyrai arba jau subrendę ir tai ne visi, kai dažnai, ir tai buvo labai svarbu, nes tas, kuris žinodavo, kaip vyksta tas dievų, kaip viskas atsirado, tas žinojimas, kurį turi apie pasaulį egiptiečiai, visas žinojimas, visa sukaupta išmintis, ji virsta nieku. Ir kad ir išoriniai ženklai tos išminties ir išorinis pažinimas tos išminties atrodytų galingai, net ir žinome, matome, turbūt Hator deivės išlikusi šventykla, paskui piramidės, daug yra tokių meno kūrinių žmonių ir galingai pastatytos ir daug kas aprašyta hieroglifais ar paveikslėliais, visa istorija, matome visą tai, kas atrodytų šiaip žmogui iš Lietuvos, kur raštas nebuvo mūsų šaly tautoj pagrindinė vertybė ir kažkokių žinių perdavimas kažkokiais ženklais irgi mes to neturėjom. Tai daro įspūdį, kiek turėjo visko pažinti, kiek turėjo viską žinoti. Kokia tai galybė yra. Ir teritoriškai kokia galybė yra. Ir istoriškai tūkstančiai metų istorijos. Ir Dievas akimirka. Ir nieko iš to nelieka. Ir taip yra ir dabar. Ir štai visos galybės jos mėgsta labai gąsdinti. Mes matom visi paradai, arba kokie ten Kinijos komunistų partijos suvažiavimai, arba kitose vietose, kur mėgstama rodyti, kiek mūsų daug ir kokie mes jėga. Ir ten ginklų demonstravimas, ar skrydžiai į kosmosą, ar dar kažkas, ar pasiekimai moksliniai, visa tai yra pelai, taip vėjyje, tai yra tuščia. Dievo tai nieko negali padaryti Dievui. Ir čia krikščionims labai didžiulė viltis, nes Mozė, kai votys buvo, vočių atveju pelenus, sodžius paskleidžia. Kas yra sodžiai? Sodžiai yra pats
paskutinis jau produktas, taip, kas iš ko gali, jau iš jų nieko nebėra. Suožina, nebent dabar jie kažkur naudojami, jau dar kažkur panaudo, bet jie yra su kažkas degimo, kažkas degė, sudegė, kažkas liko iš to, kas liko. Ir štai tai, kas Dievas gali iš to, kas jau niekas yra, iš to, kas yra pasibaigęs, iš to, kas žmogaus akise ir pasaulio akise yra ne visai galiojantis dalykai. Dievas padaro savo stebuklą ir baudžia pasaulio puikybę. Ir taip ir krikščionims mums tai yra labai, labai svarbus toksai ženklas. Ir lietus su visais žaibais ir visa, kas jau turi ištikti irgi ir turi sunaikinta būti dalis augalų ir greičiausiai atspėjama, kad tai sausio vasario mėnuo, kada visa tai vyksta, nes būtent pagal kad linai ir miežiai buvo nuniokoti, nes miežiai jau buvo išplaukėję, o linai žydėjo, bet kviečiai ir speltai nebuvo nuniokoti, nes jie plaukėjo vėliau. Tai kas kai kuriuose vertimuose sako, nebuvo sudygę, taip, arba kiti komentatoriai. Tai nevedė į tiesioginį badą, bet kas yra linai ir kas yra miežiai, linai yra rūbas, tekstilė, kuo apsirengia. Miežiai yra maistas. Taigi tokie. Bet čia susidurėme vėl su įdomiu dalyku labai. Nes kaip elgėsi kai kurie pareigūnai. Ir skaitome tai, ir šiaip 19 eilutė. Todėl paliep, kad visi tavo galvijai ir visa, ką turi laukose, būtų suvaryta po saugia pastogė. Dievas perspėja. Dievas perspėja faraoną ir Dievas perspėja visą Egiptą. Tai nebuvo staigus ugnikalnio išsiveržimas ir tai nebuvo kaip tsunamis ar kažkas staigi nelaimė. Tai buvo pasakyta, ruoškitės. Pats Dievas, ištikdamas Egiptą bausmės, jis sako, jūs pasiruoškit. Ir ką padaro pareigūnai 20 eilutė, kai kurie faraono pareigūnai, bijodami viešpaties žodžio, skubiai suvarė savo vergus ir galvijus į saugias pastogės. O kiti, nepaisydami viešpaties žodžio, paliko savo vergus ir galvijus atvirame lauke. Ką gavo Egiptas? Gavo Dievo žodį. Aišku Dievo planą, ką Dievas ir kaip ketina daryti. Bet matome, netgi kai kurie pareigūnai, jie Dievo žodį, bent jau Mozę rimtai priėmė ir suprato, kad jau su šituo žmogumi ar su dviem Mozė ir Aronu jau juokai yra menki. O galbūt jau juokai menki ir su jų Dievu. Jų Dievas regis yra galingesnis už mūsų visas dievybės. Ir jie imasi veiksmų. Jie pasitikė žodžiu. Kodėl nesiima veiksmų likęs Egiptas? Atsakymas, aišku, paprastas yra. Jie nepasitikė Dievo žodžiu. Jiem Dievo žodis yra niekai. Ir čia irgi kaip visada žmonėms ir žmonijai visuomet yra tas pats klausimas, ką Dievo žodis reiškia man. Arba ką Dievo žodis reiškia mums. Ir kada jau įvyksta tai, apie ką Dievo žodis perspėja, jau būna visuomet vėlu. Jau ateina veiksmas, bet būna laikas, kada tas perspėjimas veikia. Ir kai Jėzus perspėjo žmonės, kad sakė, neliks akmens ant akmens, tai jau nebuvo perspėjimas, jau buvo, aišku, jau numatyta bausmė šventajam miestui. Jau kada įvyko sukilimai, nelaimės, apsupimai, viskas jau tapo vėlų, niekas nieko negalėjo, netgi patys Jeruzalės gyventojai vieni kitus jau žudė. Buvo zelotai, žudė paprastus žmonės vieni kitus jau valgė, ten buvo baisus įvykiai.
Lygiai kaip Viešpats yra pasakęs, kas bus ir mūsų ateityje. Ir tas kartais keistai atrodo, ką Dievas nori padaryti mano gyvenime, arba koks Dievo planas mūsų gyvenime. Ir mes jau kalbėjom susitikime ir šeštadienį su jaunimo, taip pat tas klausimas labai aktualus, labai rimtas. Ir koks planas? Dievas visus planus yra parodęs. Dievo planas yra mus sukurti. Dievas pagal savo planą tave ir mane sukūrė. Sukūrė pagal savo atvaizdą. Dievas nusprendė mus atpirkti savo įsikūnymu, mirtimi, prisikėlimu. Išlaisvinti mus iš nuodėmės ir iš mirties. Jis tą padarė. Dievas yra davęs mums įstatymus. 10 Dievo įsakymų turime. Labai aiškus planas. Ką Dievas daro, ir labai Dievo aiškus planas ir noras, ką mes turime daryti. Kai sakėme, Dieve, ką aš dabar turiu daryti, štai atsiverčiame ir pasakyta, ko daryti ir ką nedaryti. Ir kai mes skaitome 10 Dievo įsakymų su paaiškinimais, beveik visuose yra aiškiai pasakyta. Turbūt visuose, kad ko negalime daryti, bet kartu ir ką turiu daryti paaiškinime. Tokie labai aiškus. Ir pačioje pabaigoje mūsų tikėjimo išpažinimas bendrai visą tą kalbą irgi. Ir kokia pati pabaiga? Iš ten ateis gyvųjų ir mirusiųjų teisti. Ir kuo dar tikiu? Kūno iš numirusiųjų prisikėlimą ir amžinąjį, arba nikėjiškame būsimąjį amžinąjį gyvenimą. Amen. Visas tas Dievo planas yra labai aiškus. Ir Jėzus, ir ypač per Adventą, mes ir prieš amžinybės sekmadienį per Adventą, mes skaitėme, kaip Jėzus perspėja, kad ta teismo diena, atėjimas, ir tai žmonės bus nepasiruošę. Ir kitose vietose, kur sako, argi žmogaus sūnų žemėje ras tikėjimą. Tai viską Jėzus yra susakęs. Ir žodis jo duotas yra. Ir susakęs, kaip jis atei, kad jis kalbės žodžiu, kad tie, kas klausysis jo žodžio, turės ramybę, kad jis palikęs savo kūną ir kraują yra. Liepęs bažnyčiai skelbti Evangeliją ir krikštyti viso pasaulio žmonės. Viskas yra sudėta. O klausimas, ar problema Dieve, ar problema žmonėse, visoje žmonijoje. Ir čia Egipto pareigūnų kai kurių sprendimas išgelbėti gyvulius ir vergus, o kitų didžiosios dalies nieko nedaryti ir parodo ir mus pačius. Kad Dievo žodis yra svarbesnių dalykų. Arba aš turiu savo nuomonę, arba mes turim savo senas tradicijas ir papročius, ir čia kažkas naujo, ko aš turiu bijoti. Ir jeigu jau ganiava yra prasidėjusi, kaip tik yra galvijai išginti į laukus ir toli, aišku, tai dažnai, tai vargas yra. Ir kas tiem, jeigu bus problemų, taigi vergai yra, jie atgins. Dar galbūt ir tiem vergam pasakyta, kad jeigu jau pamatysite, kad jau lietutis kaupėsi, kad tai jau skubėkit su gyvuliais. Togi girdėjom gandų, kad gali kažkas ir įvykti. Bet kas čia rimtai žiūrės, ir staiga ateina laikas ir jau jisai tada tas laikas yra baisus. Ir čia jau paliečia ne tik žaizdomis, bet jau paliečia ir su tokiu, kaip ir sako 25 eilutė. Kruša išmušė visą, kas buvo atvirame lauke per visą Egipto kraštą. Ir žmonės, ir gyvulius. Kruša sunaikino ir visą laukų augaliją ir sutriuškino laukose visus medžius. Taigi, ir žmonės, ir gyvuliai krito. Taigi, vergai žmonėmis krikščionybėje laikomi, bet turime irgi prisiminti visuomet, kad kitur nelabai laikomi yra. Nesakau, kad visose kultūrose nelaikomi, bet daugelį ir šiais laikais yra nelaikomi, arba ne visi laikomi žmonėmis. Yra daug kur moterys nelaikomos žmonėmis, arba pavergti žmonės, tai yra prekė, daiktas, ir
iki šiol ir yra prekiaujami. Bet čia, bet Dievas sako žmonės ir vergus žmonės. Ir jau paliečiama tiesiogiai gyvybė. Maisto, rūbo, kas yra į žemės, gyvūnų ir vergų žmonių turto. Vergas trumpiau tai yra darbo įrankis, darbo jėga, kuri tai yra vergas. Ir kas nutinka, 27 eilutė, tada faraonas pasišaukęs Mozės su Aronu tarė jiems, šį kartą aš kaltas, viešpats teisus, aš ir mano tauta esame nedori. Ir kas atrodo, kad čia toks jau faraonas kaip ir atgailauja, taip. O matome iš viso teksto, jeigu iki galo, jis vėl faraono gudravimas ir jis lieka užkietėjusią širdimi. Ir čia toksai gudravimas ne tiek su Moze, turbūt tiek su pačiu Dievu bandymas apgudrauti. Ir jis yra žmonėse gajus, kai mes įsivaizduojame, kad mes Dievą galime pergudrauti, perkalbėti kokiais nors savo žodžiais arba, jeigu ką, jau ritualais. Ir jeigu aš dabar sakau, aš kaltas, Dievas dabar išgirs, kad kaltas, sakys, va, žiūrėk, kaip jisai gražiai išpažino, o jis dar mušėsi į krūtinę. Tai Dievas sakys, žiūrėkit, angelams tada, žiūrėkit, kaip reikia. O dar jeigu dar ant žemės nukritęs į kokias dulkes, o dar labiau, žiūrėk, kaip jisai gailisi, o dar save plaka. Tai jau tikrai jisai jau išpažįsta savo kaltę. Tas yra mūsų įgimtas religingumas, kuris nieko bendra neturi su Dievu. Dievas, kaip ir sakoma, žmogus mato, kas regima akimis, viešpatsgi žvelgia į širdį. Ir jokių ritualų, ir jokia apeiga, jokiais žodžiais neuždengsi savo nuodėmės. Jie Dievo akivaizdoje visuomet yra labai ryškiai matoma. Ir už tai, ką Mozė ir atsako po visų, kad nėra reikalo jums pasilikti, Mozė jam atsakė, kaip tik eisiu už miesto, pakelsiu, kad tu žinotum, čia 29 eilutė, rankas į viešpatį, perkūnija liausis, ir kruša nebekris žemėn, kad žinotume, jog žemė priklauso viešpačiui. Žemė priklauso viešpačiui. Čia ne tik tauta jau. Pasakoma, žemė priklauso viešpačiui. Viskas, ir tu, faraone, ką tu valdai, yra viešpaties. Tik tai tau patikėta. Ir 30 eilutė labai aiškiai viską pasako. Bet aš žinau, kad tu ir tavo pareigūnai viešpaties Dievo nebijote. Nėra viešpaties baimės jumyse. Mozė jau net nebando gražiai kalbėti su faraonu, net nebando apsimesti naiviu, ar dar kokiu, sako, aš žinau, kad viskas ir tos bausmės intensyvėja, kaip ir intensyvus yra faraono užsikietinimas, ir Mozė prabyla čia apie Dievo baimę. Kokia ta Dievo baimė yra? Ir apie krikščionys mes žinome, bet gal kartais irgi pamirštame, kokia jie. Tai nėra drebėjimas, tai nėra bijojimas kokio nors Dievo, kuris yra nenuspėjamas, arba kuris gali, kaip pagonių dievai, senojo pasaulio dievai, kuris gali šiaip dėl vyno pertekliaus ar dėl vyno stokos gali tiesiog nuspręsti kažką padaryti, arba jam kažkas nusibodo, jisai kažką ten sugriauna, baudžia, viską gali. Ne apie tokią baimę Mozė kalba ir mes tą žinome. Ir labai graži yra Psalmė 34 ir iš jos aš paskaitysiu, kur su baimė yra 5, 8 ir 10 eilutės. Kreipiausi į viešpatį ir jis man atsakė. Mane jis išgelbėjo iš visų mano baimių. Viešpaties angelas saugos tuos,
kurie pagarbiai jo bijo ir juos išgelbsti. Pagarbiai bijokite viešpaties visi jo šventieji, nes kas pagarbiai jo bijo, nieko nestokoja. Atkreipėme dėmesį į pirmą sakinį. Kreipiausi į viešpatį ir jis man atsakė. Mane jis išgelbėjo iš visų mano baimių. Ir toliau psalmininkas kalba apie Dievo baimę. Taigi Dievo baimė nėra drebėjimas, bet Dievo baimė yra Dievo bijojimasis. Taip, arba kaip verčiama pagarbi Dievo baimė yra svarbi. Būtent bijojimasis tai yra pagarba su pagarba. Tai ir Dievo baimė, jinai pasireiškia to, kad mes išpažįstame, kas Dievas iš tiesų yra ir kas mes esame. Ir tada, aišku, tai tik tai tokiu atveju tinkamai pagarba ir gali būti išreiškiama Dievui. Kaip dėl ko neturi faraonas Dievo baimės, dėl to, kad jis dar galvoja, kad jis yra lygus Dievui arba beveik lygus. Kad jis gali kažkokiu tai būdu gudrauti, konkuruoti, mėginti apgauti, mėginti dėrėtis. Nors jo padėtis jau ir visos šalies viskas jau eina per labai trumpą laiką, žengia į labai gilę krizę. Ekonominė ir turbūt ir visokia kitokia. Taigi tas bijojimasis, kaip ir Liuteris, kiekviename paaiškinime mes turime Dievą mylėti ir jo bijotis. Ta prasme, kad su visa rimtimi priimti jo žodį ir su visa rimtimi priimti jo valią ir su visa rimtimi priimti jo meilę. Tai yra bijojimas. Tai ne tik tai, kad ir kai Mozė sako, kad tu viešpaties, tavo pareigūnai viešpaties Dievo dar nebijote. Jūsų žodžiai yra vienokie, jūsų ten visoks maivimasis yra kažkoks, ar išraiška kažkokia, kad atseit jūs kažką norite padaryti, bet tikros Dievo baimės nėra. Jūs slepiate savo netikėjimą po žodžiais. Kas ir įprasta pagonybėje, apeigos įvairiausios. Negalime tapatinti jų su krikščioniška liturgija. Čia skirtumas yra, nes krikščioniška liturgija nėra skirta įtikinti arba įtikti dievybei, arba įtikinti dievybės kažkuo. O visos apeigos turbūt daugelio arba visų religijų tam skirtos yra. Krikščioniška liturgija yra skirta, kad mes būtume su Dievu, kai susirinkę esame kaip Dievo tauta. Ir nuo to ir ne Dievo valia keičiasi nuo to, ar mes tokią giesmę giedame per pamaldas ar tokią. Taip. Mes giedame mūsų giesmės, visa liturgija, viskas yra, mes iš tiesų atkartojame Dievo žodį. Dievo žodis kalba, mes tampame kitokie, prašome, kad šventoji dvasia veiktų. Tokiu būdu, kai pats Dievas tokiu būdu nori būti su mumis, savo žodžiu ir sakramentu. Taigi mūsų liturgija tai yra ne mūsų darbas Dievui, nors mums kartais taip atrodo, bet Dievo darbas mums, jis ateina tokiu būdu pas mus. Pagonybėje apeigos yra skirtos dievybės įtikinti arba išaukti ir čia geriausias turbūt pavyzdys, pats ryškiausias yra kai pranašas Elijas, pranašo Elijo ir Baalo kunigų toks susikirtimas, kai pranašas Elijas tada dar netgi tas malkas vandenio apipylė ir jis pasimeldė, jos degė, taip, o Baalo kunigai ten, kas ten dabar visą jų apeigą pamiršau, bet kas ten šaukė, paskui ar save gal žalojo, ar kai šoko. Ir dar Elijas sakė, jūs per mažai turbūt šaukėte, garsiau šaukite, tada jūsų ten dievai jūs išgirsta, nes šaiposi iš jų, kadangi tai nėra jokių dievų. Ir jie toliau ten stengiasi ir jiems niekas nepavyksta. Tai ir būtent tos pastangos Egipto žinių ir Egipto ir faraono yra būtent tokios, po jomis užsidengia didžiulė tuštuma ir Mozė jau su ta tuštuma nebežaidžia niekaip. Mozė tiesiog pasako, tu esi tuščias. Kitaip, tai jeigu nėra Dievo baimės, kas tavyje yra, tai yra
yra tokia pragariška puikybė. Na ir palikęs faraoną ir išėjęs iš miesto, Mozė pakėlė rankas į Viešpatį ir perkūniją, ledų kruša liovėsi, nė lietų žemė nebepylė. Ir tiesa, skaitome, kaip skaitėme 26 eilutėje, tik Gošeno srityje, kur gyveno izraelitai, ledų krušos nebuvo. Tai ne ir izraelitai nepatyrė, ir jeigu tarp jų buvo egiptiečiai, taip pat jie nuo ledų krušos nenukentėjo. Bet vis tiek faraonas užkietino savo širdį. Buvo ši nelaimė greičiausiai buvo nukreipta prieš deivę Nutą arba Nutę arba Nutą. Iš pradžių ji buvo tokio naktinio dangaus deivė, bet galiausiai būdavo tiesiog deivė ir jos puodas ar puodynė ant galvos, tai susieta su jos vardu, bet ir kartu tai yra simbolizuoja jos gimdą. Ir būdavo įsivaizdavimas, kad sutemus, ji praryja kad šiaip ji praryja dangaus kūnus ir vėl iš jos gimdos dangaus kūnai vėl išeina laikui atėjus. Kad Saulė ir Mėnulis laikai yra praryjami ir čia matome vidurinis, kada jį jau praris Saulę ir toliau kitą dieną ta Saulė vėl atsiras. Taigi tokia labai svarbi dievybė. Tokia deivė, būtent dangaus deivė ir ji iš dangaus nebekontroliuoja. Taigi visos dievybės, svarbiausios dievybės yra baudžiamos ir jau egiptiečiai nieko nebegali padaryti, viskas jie yra jau, jų dievai virsta niekuo jų pačių akise.